Šiandien tema, kurią sugalvojau rašyti iš tikrųjų daugeliu jūsų prašymų, dažnai apie tai manęs klausia ir šiandien galvoju, paimsiu ir rašysiu tiesiog video tam, kad, na, tiesiog, jeigu kažkam tai bus įdomu, kad tai galima būtų pasižiūrėti ir turėti. Tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad tai nėra kažkokia rekomendacija investavimui ir dar kažkam. Tai visos investicijos yra daromos prisiemant asmeninę riziką ir visos investicijos yra daromos jum pačiam įsigilinus į tą reikalą. Aš tiesiog dalinuosi savo patirtimi. Instrumentai, apie kuriuos aš kalbėsiu, arba tarpusavio skolinimo platformos turi visus leidimus Lietuvoje, tai legaliai veikianti institucija ir bendrovės legaliai veikiančios turi Lietuvos banko visus reikalingus leidimus. Kaip patikrinti, ar yra legalu kažkas pasaulyje ar nelegalu, tai šiais laikais labai paprasta, nueinate į ChatGPT, parašote, kas tai, paklausėte, kas tai yra, ar tai yra legalu ar nelegalu. ChatGPT tiesiog dirbtinas intelektas, panaudodamas visus resursus, kurie yra jam prieinami, surinks informaciją ir atsakys. Taigi aš tik tai dalinuosi savo patirtimi kelių metų investavimo per šias platformas savo draugam, YouTube žiūrovam ir kitiem. Ir be abejo, tai nėra, aš sakau dar kartą, tai nėra skatinimas ar investavimo ar dar kažkas, tiesiog susipažinkite, įsigilinkite, pasižiūrėkite ir kokį sprendimą priimsite, taip ir turėsite. Tai kas yra tarpusavio skolinimo platformos? Tai yra alternatyva, vadinkim, bankiniam instrumentam. Tai yra, kai organizacija suvienyje tiesiog dvi suinteresuotas pusės vienyje ir tarpininkauja tarp jų. Tai yra, ateina žmonės, kurie investuoja, nori padėti skolinti pinigus, ir ateina žmonės, kurie nori tuos pinigus pasiskolinti. Ir be abejo, daugumoje atveju yra pakankamai patrauklios sąlygos tiek vieniem, tiek kitiem. Tarkime, aš jau čia keletą metų vienokias ar kitokias sumas dedu ir tai be abejo palūkanom tai yra lenkia infliacija. Tai yra per 10% mano atveju, aš pademonstruosiu, nebūtinai tai bus pas jūs, mano atveju tai yra per 10–15%. O skolintis vėlgi yra irgi priklausomai nuo reitingo, matant aktyvumą žmonių, kurie naudojasi skolintis tos platformom, tai yra irgi puikus instrumentas, tiesiog viską patys patikrinkite ir pasižiūrėkite. Taigi, kas tai yra? Aš šiandien kalbėsiu apie dvi platformas, su kuriuom aš naudojusi, jos yra pačios populiariausios Lietuvoje, tai be abejo yra Paskolų klubas ir tai yra FinBee. Ir jeigu jums tinka ši informacija, jeigu jūs norite vienaip ar kitaip tą instrumentą atrasti nuo kažkokių tai sumų, kurias norėtumėte padėti, tiesiog nuorodos bus po šio video, galima tai padaryti ir pasinaudojus tom galimybėm tom galimybėm, kurios teikia tarpusavio skolinimosi platformos, galite tai padaryti. Taigi, aš pasidalinsiu savo ekranu ir pademonstruosiu jums. Taigi, čia yra Paskolų klubo ekranas ir matote vienas iš mano portfelių ir čia matote, kad metinė palūkanų norma 15%. Be abejo, kaip tai daroma, kaip tai padaroma, kaip tai pasiekiama, aš jums trumpai pademonstruosiu. Tai yra tiesiog galite pereiti per nuorodą, kuri po šio video yra, susikurti paskyrą savo ir tada įdėti kažkokią tai sumą pinigų. Ir be abejo, aš ne rankom į čia dedu, o darau auto investavimą ir parodysiu, kokiom aš sąlygom tai darau. Kad tiesiog suprasti, ir mano atveju tai yra keletą metų, tai yra pakankamai matėte, kokius rezultatus aš turiu. Taigi investuoti, automatinis investavimas ir čia yra keli aš investuoju, duodu skolinu žmonėms, kurie turi A reitingą. Tai čia viską galima nustatyti, kai darot, amžius 25–73 metai.
investuoti į paskolas 300, 200, nuo 300 iki 20 tūkstančių, viską čia galima sustabdyti, video pasižiūrėti, galima taip pat nustatyti, galima savo kažkokius tai padaryti, padaryti kažkokias tai savo išlygas, darau automatinį investavimą ir be abejo kas vyksta, tai yra platforma pati skolina, skolinu visada, kaip matote, esminis momentas nuo 20 eurų, mažiau negalima į vieną paskolą, buvo 10, nuo 10 skolinti, tai yra diversifikuodavau arba išskaidydavau tą riziką į kaip galima daugiau paskolų ir tik fiziniams asmenims, tik A arba B reitingas ir tokiu atveju iš tikrųjų paskolų klubo, bent jau paskutinio laiko, kaip matote, vat, portfelio nemokumo yra pakankamai mažai, viskas iš principo vyksta pakankamai sklandžiai ir ta platforma tikrai dirba šitoj vietoj dirba, aš manau, 15%, tai yra tikrai kartais daugiau, pinigai yra gautos palūkanos yra didesnės negu infliacija ir tai yra tikrai, mano akim žiūrint, neblogas man bent instrumentas laikyti savo pinigus. Be abejo, jūs kiekvienas priimkite sprendimą patys, įsigilinę į tai, išsianalizavę ir nes pinigai, kiekvienas už savo pinigus atsako pats. Sekantis yra Finbi, čia irgi taip pat yra autoskolinimas, čia dar paprasčiau yra, galima pasirinkti autoskolinimo principą, čia yra subalansuotas pas mane, galima irgi sustabdyti, pasižiūrėti sąlygas, irgi A plus A ir B reitingai ir kitos sąlygos, kuris čia matote, galima uždėti, pasirinkti. Čia nesenai aš tą portfeliuką nedidelį visai turiu ir jisai irgi matau, kad labai panašiai eina kaip ir paskolų klubas. Taigi tokie instrumentai, nežinau, ten aš stengiuosi dėti bent 10% savo pajamų į juos tam, kad tiesiog formuoti kažkokį tai pasyvių pajamų portfelį ateičiai. Jeigu ieškote alternatyvų, pasigilinkite į tuos instrumentus, surinkite kaip galima daugiau informacijos ir priimkite vienokį ir kitokį sprendimą. Padaryti tai paprasta, tai yra, sakau, yra nuoroda, galima užeiti, paspausti po šio video, susikurti paskyrą ir pasižiūrėti, kai veikia, nustatyti autoinvestavimą, taip kaip aš rodžiau, arba taip kaip jūs pasirinksite, be abejo, ir išbandyti šią galimybę. Tai toks šiandien pas mane video tam, kad, tiesiog apie tai jūs dažnai klausėte, kai susitinkat, ką tu darai, kur tu dedi kažkokias tai sumas, ar čia viską praleidai, ar kažkaip tai kaip ir kiekvienas atsakingas žmogus savo gyvenime, be abejo, kažkokius pinigus reikia turėti turbūt grynais, kažkokius pinigus laikyti kažkokios investicijose, kurios bent didesnės negu tai yra infliacija. O dėl savo pinigų, dėl jų, vadinkime, investavimo, kitų dalykų, be abejo, kiekvienas priimkite sprendimą patys ir prieš tai gerai įsigilinkite į tą instrumentą, į kurį planuojate investuoti. Taigi linkiu visiems turėti santaupų, turėti saugos pagalvių ir išmintingai valdyti savo pinigus.